Vienas įdomesnių inžinerijos aikštelės eksponatų – sovietinis minų plotuvas PMZ-4. Veikimas jo yra labai paprastas ir iš esmės, kaip jūs sodinate bulves, taip juos sodinate minas. Kaip viskas vyksta? Visą šitą įrenginį tempia sunkvežimis ir visą sistemą aptarnauja 4 kariai. Tai sunkvežimio vairuotojas, žmogus, kuris iš sunkvežimio borto iš lentynėlių padavinėja minas, vienas karys stovi čia, laiko miną ant šitos laktos ir deda jas ant grandinių. Grandinė eina per visą ilgį ir yra suskirstyta tokiais skirtukais. Ir galima dėti minas vieną po kitos, užpildant visą šitą kanalą, minos nesusiliečia ir iš esmės turi tokį minų konvejerį. Sėdynėje sėdi trečias žmogus, kuris sukdamas tą šturvalą suka grandinę ir minos leidžiasi žemyn. Ir visas bulvių sodinimas vyksta čionai. Kai visą šitą įrenginį velka sunkvežimis, jis aria žemę plūgu ir mina iščiuožia pro čia. Čia yra apsauga, kad mina krisdama nepersiverstų aukštyn kojomis. Ir už visko gale nuleistos mentelės, velkant jį tiesiog užsiverčia žemės paskui. Ir tokiu būdu, kaip pasodinat bulves, taip jūs pasodinate minas. Na tai toks dalykas naudotas mūsų karo inžinierių 10-ame dešimtmetyje. O štai ir pati mina, sovietinė UMBN 62. Pažiūrėsim, ar nesprogsim. Nesijaudinkit, mina mokomoji, tai viskas yra saugu. Ir tokių minų, šitokių klotuvų, velkant ir sodinant, per valandą porą šimtų laisvai galėjote sukloti.